Nu ką, davai apsikabinti. Jau mašina nudažyta, gali pažiūrėti. Gatvės chuliganas? 800 arklių, ne? Ant gatvės. Tai aš kaip tik turiu prietaisą Dragį. Aha. Metim ir pažiūrėsim. Turim tokį dėčiką. Gam 4 metų. Norėjau jums jį šiek tiek parodyti. Nepaprastas dėčikas. Bam. Yra. Давай. Pats užsidariu. Lengvosios skausmis tiek. Vaikai normaliai ten? Jo, svarbu mūsų, kad į burną nepriskristų. Maršuva, pasportas. Oi. Eik tu. Gera pradžia. Reikia 2 kartus į dieną tokį pratimą, kad jūsų pirštai niekada neskaudėtų. Paskutinis Merso 2GZ etapas, tai išimsim motorą lauk ir viskas. Tai užsibaigs 2GZ istorija, prasidės BPM8. Ką, sveiki hebrantai. Tai ką, kol dėsit savo laikus ir followinsit kanalą, mes pradedam šitą epizodą. Šiandien turim tokį defiką 2-4 metų. Norėjau jums jį šiek tiek parodyti, nepaprastas defikas. Yra šiokių tokių patobulinimų, yra LED baras, yra libiotkė, gervė. Yra laiptukai, yra stogas, žodžiu, toksai paruoštas, kad nulėkti su jo į giliai į mišką ir nebijoti užstrigti. Tai ar mes tai darysim, priklauso nuo jūsų. Jeigu parašysit komentarę, kad jūs norit pamatyti kažkokį offroadinį epizodą, kodėl ne, galim tada paorganizuoti. Jeigu jums tai neįdomu, tada tiesiog lengvai šiandien parodysim, kas čia per aparatas ir gazuosim toliau. Tai pradedam kamerystas, manau, nuo įdomiausios dalies. Šitą mašiną turi gervę. Kiti lygiai tokie patys tokai to neturi, tai manau, kad įdomu būtų pažiūrėti aplamai, kaip tai veikia. Opa. Yra 2 variantai. Reiškia, vienas variantas yra per patį pultelį, jis taip atrodo nemažas. O kitas variantas atsarginis, jeigu vdruk būtų išsikrovę bateriją ar dar kažką, neveiktų antena, yra tiesioginis. Toksai pajungi tiesiai laidą prie libiotkės ir čia toks yra valdymas pirmin atgal. Jau čia toks 100% variantas, kad suveiktų. Bet kol kas mums šito nereikia, tai paimsim tik pultelį. Einam dabar prie priekio, atidarom kapotą tam, kad įjungti mąstymą. Opa. Čia yra toksai tumbleris. Čia dabar atjungta yra. O taip įjungta. Ir toliau, ką, pultelis įjungtas, in, out, tai dabar mums reikia out. Labai patogus dalykas, kažkur išvažiavai į mišką, užklimpai iki, nežinau, pečių. Žodžiu, labai patogus dalykas, kažkur įvažiavai į mišką, užklimpai iki ausų, nereikia nieko kviesti, savarankiškai, ištraukiai gervę, bam, įsitraukiai pats ir važiuoji toliau. Kitas dalykas, einame į galą, ką noriu parodyti, irgi visai tokia įdomi funkcija. Tai elektrinis kablys yra. Šiais laikais, aišku, nieko nenustebinsi elektrinių kablių, bet vis tiek privalumas yra geras. Bet dar labiau man patinka šitas dalykas, žiūrėk, kamerystas. Žodžiu, taip paprastai mygtuko paspaudimų būdu galima nudropinti visą mašiną. Toks vienas dalykas, kadangi dažnai pats būna su šito džipu važinėju, labai reikia visada galvoti apie požeminius parkingus. Būna kartais nepagalvoji ir per įprotį, kaip su lengva mašina, žinai, važiuoji. Ir kartais galima kliudyti, labai lengvai galima užkliūti su stogu, kadangi mašina ant stokiniai būklei, kai jinai pakelta, tai ne visur užvažiuoja tikrai. Tai kad tenka kartais nužeminti ją iki max,
ir tada pravažiuoju ir ten galvo toks tarpas lieka ir reikia labai lėtai važiuoti, nes jeigu biški daugiau gazo paspaudinai, pradeda vėl kilti, tai gali visą stogo bagažinę nubrūžinti. Ką, einam pažiūrėsim dar LED barą, kaip veikia. Kai gal kamirsis iš priekio jungsiu, gal neapaksim. Bam, yra. Šiaip matomumas gali pašviesti į pastatą, tikrai labai geras. O daugiau ką, baziniai visokie dalykai, 3 kameros, nu čia gal netaip įdomu žmonėm. Taip, geros komplektacijos, tikrai džipukas, bet visa jo esmė iš tikrųjų yra ne mieste važinėti, o į off-roadą važiuoti, tam jis labiau ir skirtas. Ką, dabar šokam į mašiną, dar porą dalykų pažiūrėsim ir važiuosim toliau. Opa, tai ką, kameristas, koks verdiktas mūsų šito džipo. Aplamai man šitas džipas labai patinka. Ir sugalvojau dar tokią idėją, jeigu taip jau gausis, kad važiuosim į off-roadą, norėčiau su savim prikabinti dar porą fanų. Pagal nežinau ką mes kol kas tai išrinksim, kaip nors išrinksim. Jeigu parodysit didelį aktyvumą, parašykit komentaruose ir nuspręsim. O dabar norėčiau dar parodyti jum ataskaitą šitos mašinos, bet kadangi šita mašina yra su gera praeitim, jokių autoįvykių neturėjo, tai jos ataskaita automatiškai yra švari, bet tam aš užėjau į skelbimų portalą, tiesiog atsirinktinai patį pirmą, kur radau VIN kodą Defiko, įsivedžiau į Car Vertical ir pamačiau tokį ne patį geriausią vaizdą. Tai odometras registracija all good, bet matom daužimą. Priekį, variklis net matai, biškiai pasikėlęs. Nu, žodžiu, toks nesilpnas daužimas. Tai ką noriu pasakyti, kad visada prieš perkant savo ar savo artimiem, ar draugai gal jūsų perka, pasitikrinkit ataskaitą Car Vertical ir apsisaugosit nuo tokių visokių nemalonių situacijų. Žinot, kaip ten būna. Gal blogai buvo surinktas, dar kažką. Prasičekinat, pamatot, kad buvo ten daužimas, jau atvažiavę į vietą, žiūrėję tą mašiną, jau jūs esat proinformuoti, apsiginklavę, galėsit patikrinti detaliau tam tikras vietas. Tai pasinaudoja dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą ir paremsit dar mūsų projektą. O dabar važiuojam. Pasitikrinsim, kaip jis čia šis važiuoja. Давай. Dar. Ką, krausim šitą keltuvą ir dar važiuosim iki Norbės dabar užkelt, išimti variklį. Ką dabar? Direktoriau. Tai pakuok. Ką pakuok? Keltuvą? Kas čia vyksta? Ką, все, važiuojam. Pats užsidariu. Oi. Nes man atrodo, užgės po tą lemputį, tai reikia buvo filmą. Ai, jo, rimtai? O, jinai jau užgės. Palauk, sungi. Bėgiu? Jau man trūko. Duok, aš išysiu. Palauk, gal gerai. Nežinau. Palauk, užmėsiu. Gal aš užmėsiu. Oi, normaliai. Aš žiūrėjau. Vėl atsijungi. Kaip jam ten jungti šviesą? Iš tiesų. Ne, aš nežinau, kaip ten įsijungi. Nuo judesiu gal. Patamsi sėdėsim. Ką dabar reikia per sieną išvežti žmogų be dokumentų. Vartus atidaryk, ja. Pas manekį jo. Tau reiks irgi tamai. Karoči, davai, duodu telefoną laikyk.
Davažiuosi iki vartų, tenai iki apatinių. Atidarysiu ir ten reikės. Gerai? Jo. Tai jau galim taip ir važiuoti šiaip. Važiuojam pabiškai. Važiuojam pabiškai. Aš laikau ir tą, ir tą. Tai žiūrėk, net, kad čia nekliudyčiau. Aš su koja laikau ten tą. O la tik duriu ir neuždaryk ant galvos. Ten. Arba tu gal uždaryk duris langą atidaryk. A, davai, bet tu atsangiai nenukrisi, Ja, nes tu... uždaryk duris. Žinai tą bairį. Superman.有没有买东西？没有吗？我走喽。 Laikai normaliai ten? Jo, svarbu mūsų, kad į burną nepriskristų. O tu diržą užsisegęs ant kelią? Jo, tai paliubomu. Į šitą posūkį biškį neguldyk. Duok telefoną, dabar atidarysiu vartus. Palauk. Later. Vartai atidaryti, kad čia einu aš į būdą. Davai. 3 valandas kelio dabar. Lenkuos, ne, buvo gyvas. Lenkuose stosim vis tiek. O. My ties, baby, give me 2. Sunlight days while I sip my juice. Ice cream girls on a watermelon coupe. Palm Beach vibe when I'm Ten kažkaip tylu. Opa. Varšuva, pasport. Oi. Kur mes jau Londai? Dokumentus. Gerai, dirbam. Dar atgal reiks parvežti. Su varikliu. Hello, Londai. Palauk. Opa. Realiai būtume tą motorą tiesiog iškėlę. Tavas šito įrankį. Realiai jo. Važiuojam. Labai čia pavažiuosim. Pavairy. Nešam. Pas paprašiau. Man atrodo, aš girdėjau garsą. Eik tu. Pildysim deklaraciją. Žiauriai. Girdėjai. Aš girdėjau garsą, man atrodo. Kaulai pramankštinti. Gera pradžia. Darykit 2 kartus į dieną tokį pratimą ir jūsų pirštai niekada neskaudės. Ant senatvės bus gerai. Mašiną reikia pastumti į priekį, man atrodo. Čia jau stumyklą ir taip atidarys. Norais, ne? Palauk. Ne. Labai arti yra, davai palaikyk. Nu, man atrodo, čia yra dabar kėbulo detalė. No. Seniai, gal šauksi tada. O dabar norėčiau pasidalinti tokią informaciją, čia labiau aktualu tiem, kas norit savo būtent nusipirkti automobilį iš štatų. Tai dabar turit puikią progą, nes mūsų kolegos iš US Auto Global turi gerą pasiūlymą. Pasinaudoja mano kodų, ne kodų, tiesiog mano vardu, kai susisieksit, pasakysit, kad nuo manęs nuo Armen. Ir nuo šito videko dabar išleidimo 2 savaitės galioja 50% nuolaida būtent komisijų. Tai galėsit tiesiog pigiau įsigyti automobilį. Galiu dar papasakoti apie patį US Auto Global, mes su jais jau bendradarbiaujam ir esam pirkę mašiną, tai šiaip visai faina chebra. Jie gali į vietą nuvažiuoti, pasižiūrėti jūsų norimą automobilį štatuose. Svetainė pas juos irgi faina, nes yra skaičiuoklė. Labai patogu, jeigu patys norit savarankiškai kažką pasiskaičiuoti, įsivedat modelį, ne modelį,
kėbulą, sakykime, sedanas, ten yra elektrinis ar džipas, štatą ir taip toliau, ir jūs gausit visas kainas, ten kiek kainuos komisas, tai pasidalinsit komisą per pusę, kiek kainuos muitas ir visa kita, žodžiu, iki Klaipėdos. O tu minėjai, kad be tarpininkų dirba? Tai, kad jie be tarpininkų dirba, tai čia minėjau praeitam epizode. Bet paminėjęs ir šitam. Jo, jie dirba be tarpininkų, tai patys suprantat automatiškai. Be tarpininkų vadinasi pigiau. Šiaip dar tokį dylą turiu aš čia jau iš mano pusės. Jeigu nuspręsit įsigyti pas jūs automobilį ir pasitvirkyti pas mus, tai mes galim jums padaryti visą tokį filmuką nuo pačio įsigijimo. Ta prasme, iš Amerikos, įsivaizduoti, iš titų ten bus nufilmuota, kaip žmogus eina į aikštelę, nufilmuoja jūsų automobilį, pakrovimą visą į konteinerį, mašiną atvažiuoja čionai, mes pasiėmam, sutvarkom, žodžiu, visą istoriją jūs turėsit nufilmuoti pas mūsų YouTube kanale. Tai, manau, visai fainas dylas. Aš, jeigu ieškočiau savo automobilį ir man kažkas tokį pasiūlytų variantą, tai manau, kad pasirašyčiau. Pasirašom. Davai. Aš prius. Gerai, ką, važiuojam toliau. Ba. Nu ką, grįžom pas mane į garažą ir vyksta paskutinis Merso 2GZ etapas, tai išimsim motorą lauk ir viskas, tai užsibaigs 2GZ istorija, prasidės BPM8. Kaip matėt, sekas ne per geriausiai, atsivežėm šiaip ne taip kraniuką, gal pradės geriau sektis. Niet. Šiaip gali paminėti, kad ieškai motorą. Ieškom BPM8 motorą, geriau pilno ir geriau nebrangiai. Ir geriausia šiandien, tada dar atvažiuom iškart su busu. Jeigu šiandien, tai dar ir paimsim šiandien. Bet ne už kosmosą, už ten už 4000 galite nesiūlyti. Kiek tau reikia, sakyk? Kapotas. Ai, nu, kapotą reikia uždaryti. Kelk, kažką daryk. Dar vieną kartą. Davai. Va. Leist pabiškį. Čia neleist. Biškai, jeigu pakeltum, tai grindinės. Palauk, dabar nebėra, darykit. Kalbų dobėjai, va, kebra, ištraukia motorą, iš tikrųjų, ir skautelį duskė, viskas. Darbas beveik baigtas. Kas liko tik armėnai? Liko rast motorą, sudėt atgal ir pajungti viską ir užkurti. Dar liko šituo atsikratyti. Dar reikia dabar ardyti dėžę. Nesivaidė čia projektas. Davai šitą tu atsuk, Obratskį. Pažiūrės. Aš atjungiu viską. Ne mano kanalas, aš išsičiu.
Nu ką, davai apsikabinsim. Pagaliau. Matau, ką grūtelio biški trūksta. Bet jau mašina nudažyta, galite pažiūrėti. Jau vaizdas šiek tiek jau į mašiną tampa panašiai. Jau darosi piktas žvėris jau, ne? Nu, baudėjas. Gatvės chuliganas jau. Čia jau bus gatvių siaubas greitų metų. 800 arklių, ne? Ant gatvė. Tai dar testuosim. Aš kaip tik turiu prietaisą dragį. Aha. Užmesim ir pažiūrėsim. Iš tikrųjų, kom greičiau važiuoja negu stokas? Šiaip įdomu būtų iš tikrųjų pažiūrėti, ant kiek skyrėsi, tarkim, nuo stoko to, ne? Manau, turėtų pasijausti. Manau, kad jau. Gerai, ką iš darbų liko? Realiai iš darbų. Sumesta viskas daug maž tam, kad dabar važiuoja pas elektriką, nes jisai vis tiek nuiminės priekinį bamperį, ten laidynas yra pažeistas, pažibintų laidynas truputėlį pažeistas yra, slenkščio apšvietimas irgi ten laidelis yra pažeistas, tai tegul sutvarko, kad būtų tvarkingai. Smulkmenos, žodžiu. Realiai ten smulkmenėlės tokia surinkti, grįžti atgal, tada viską surinkam, išstatom ir jau tas jau galutinis jau bus jau saldainis realiai. Tai ką, žinau, čia dabar, kad nešalta, aš visai pamiršęs buvau, kad kainų nieko nepasakojom. Niekameristas, man atrodo, nieko nebuvo. Ne, kaina. Tai gal po to prisėsim į ofisą, aš ištrauksiu sąrašiuką, turiu ir papasakosim, pripliusuosim visas kainas, kad žmonėm būtų aišku, aplamai, kiek kainuoja surinkti X3, kiek darbai kainavo, tas, tai kad dabar čia, nes sąrašas vis tiek ilgas ten visų tų dalių. Ten labai daug, jo. Jo, tai dabar nešalt čia lauke, nepasakot, po to gražiai prisėsim. Jo, šiaip iš tikrųjų tikrai jau toks vaizdas yra. Gerus. Jau gerai atrodo ir taip visai simpatiškai neatrodo. Tas... Šiaip toks saksovas vyksas. Tos lempas, vaisliftas, viskas. Realiai labai nedaug jau liko. Tie tokie paskutiniai patipimai, tiesiog jau suvedimą pasidarysi, tokį prasičekinti viską. Nu, susieuruoti. Ką, po to klasika, po to cheminis, poliravimas, valymas. Po galutinio. Ir testavimas, viskas. Ir dar vienas projektas bus baigtas. Pagaliau. Nu ką, ir po to iškart dar kitas. Ir po to dar kitas, ir toks žaidimas be galo. Jo, ir su projektu NNN. Nu tai gerai, nešalam. Pyva. Nu ką, kaip ir tiek viskas. Sėkmės, važiuok. O štai čia mes jau ir persikėlėm į ofisą ir dabar norėčiau trumpai jums papasakoti apie X3M kainas detalių. Gal kažkam bus aktualu, kažkas gal renkatės irgi rinksit ar planuojat rinkti tokią mašiną, tai bus palyginimas ar pigiai jums siūlo detalė ar brangiai. Tai čia pagrindę papasakosiu, didžioji dalis bus naudotų detalių, nes naujų kaina tai yra vienoda, jūs nuvažiuosit ar man ar jums, tai ta pati kaina bus. Nu tik vat paketas, LCI paketas, tai jeigu kažkam reikės kreipkitės, padėsim jums irgi ras, tai už paketą sumokėjom pilną su žibintais, prieki gal absoliučiai LCI visas 3500 eurų. Duris abidvi kainavo 800 naudotos, padangos žieminės sumokėjom su gerą nuolaidą 500 eurų, sparnas 200, tada ratas buvo nepataisomai vienas sudaužytas, tai iš lenkų atsisiuntėm už 600 eurų, tada HR spiroklės dupiam sumokėjom, bet šitokia irgi standartinė kaina, sakyčiau. Tai tos visos naujos detalės smulkmenos, kas sakau, nenoriu vardinti, nes ten reiktų padalinti daug dalių, tai ten apie 3200 eurų mum kainavo. Čia kad šiaip aplamai prie bendros kainos mašinos dadėtų. Dažymas ratų ir Diamond Cutas kainavo 600 eurų, airbagų visų tvarkymas plus nauja užuolaida 700 eurų ir kelmas visas pilnas 1000 eurų ir stiklas priekinis naujas 500 eurų. O dabar siūlyčiau pereiti turbūt prie mūsų konkurso, kuris buvo praeitam epizode. Sakiau, skalbėjau, kad 3 žmonės gali laimėti kuponą po 100 eurų kiekvienas. Ir jums tai reikėjo parašyti komentaruose noriu ir followinti mūsų kanalą. Tai va, kameristas, dabar pereik į mano pusę, parodysim žmonėm, kaip visas tas rinkimas vyksta. Ai, dar prisiminiau, beje,
patį pagrindinį dalyką pamiršau pasakyti. Kėbuliniai ir aplamai visi tie darbai, kur matėt, tai kainavo 2,5 tūkstančio eurų. O dabar dėmesys į ekraną. Tai turim čia tokią programėlę mūsų, kuri mūsų visada gelbė, paprasta comment pickeris toks. Ir ką, random, pasirinkom 3 žmonės, žodis noriu, ką paspaudžiam, pam. Ir turim 3 laimėtojus. Tai įsidėmėkite į ekraną, jeigu matote čia save, parašykit man į mano asmeninį Instagramą, susisieksim su jumis, nežinau, jeigu iš Vilniaus esat, galėsiu į rankas tiesiai paduoti, jeigu ne iš Vilniaus, tai nėra problemų, išsiųsim paštu tą dovanų čekį, bet jums vis tiek, bet kokiu atveju reikės atvažiuoti į Vilnių, nes vien motoras randasi Vilnių. Tai tiek žinių, junk kamerą. O taip va, lengvai ir paprastai daroma šitą procedūrą. Šitą bei kitus produktus galėsite įsigyti internetiniai bei fiziniai parduotuviai Hado. Važiuojam, kamerystis toliau. Paėmiau Denai 2. Nu gerai, aš šitą pasuksiu, o tu ten apačioje atsuksiu. Aš šitą pasuksiu. Aš pasuksiu. Ne, žiūrėk, aš šitą pasuksiu. Aš tiek Gerai, ką toliau? Aš va čia prisėdęs ir pasuksiu. Aš tada atsigulsiu, parašy, davai, žiūrėk, tai padarysim. Gal paties? Paduosi, kad... Na žiūrėk, aš pasuksiu, tu pažiūrėk, kas ragas. Supratau, garažiai palauk. Daug šviestuvo. Daug šviestuvo. Kišk pirštą. Seniai nereikia nieko kišti. A few moments later. Kišk. Čia gerai, matau, čia gal su puška eitų? Pasitikiu už tai. Tai ką atsukai, papasakok. Sukau varžtą, kuris nenorėjo atsisukti. Nu va, reikėjo žvaigždutę įmušti į šešikampį, nes prasisuko galus. Nu tai ką atsukai? Smagai. Ar puslė? Nu, puslė, smagai. Maiklai. Jau šiandien aš užsiknisau. Ką, atvažiavam vėl. Dar kartą. Kiek turim dabar tikrai ryto sulauksim. Po truputį švinti. Ką, valiklis išimtas, pakrovėm į busą, vešim rytoj parduot
Lauktuvo to grąžinsim. Istorijos DJZ pabaiga šiam kartui. Laukit naujo tęsinio, su šito varikliu čia jau bus toks atskirai kaip... Pamiršau tą žodį jau pamėstis. Nu, prisimėjai da. Tuoj, palauk, paspausk pauzę. Rubrika bus. Kažkada pratęsimas, ieškosim dabar variklio, tai kaip ir sakiau, jeigu kažkas turit pasiūlyti kažką, pasiūlykit. Visai tikrai mane domina, iki 3000 eurų. Pasiruošęs mokėti už pilną variklį, gali būti su dėžė. Tai kol kas paieškosiu. Rasim variklį, bus pratęsimas. Po biškį bandysim kraut, žiūrėti, noriu jau vasarą lėkti į šitą mašiną. Viskas, išjunginėt kamerą, pavargau jau šiandien. Ką? Dugnais, sako. Opa, dugnas. Testuojam. Ne, va. Vietais. Snaudžia jau. Pabaisa. Jie čia kaip policijai. Vežom nuovadą. Huliganiškas buvo. Karočią kažkada taip stovėjau. Va taip va, čia motoras buvo ir karočią va taip seniai galvoju nuleisiu. Ir kai leidi, šitas spaudės prie to, seniai V8 su viena ranka atkėliau. Šitą taip. Seniai galvoju, kad nuplėš ranką. Galvoju, šauk, ką šitą padaryti, galvoju, technika nėra. Man reikia kaip tam video. Nu jo, kiški kišenė. Paraskazės niliaukai. Kiški kišenė. Paraskazės niliaukai. Kiški kišenė greitai. Reikia stumti mašiną į priekį ir pakišti kažką, nes tavo įdomu. Pastumkit į priekį mašiną. Gerai, čia kakavą. Į lauką, sakai, neišnešti. Ne, nes tada visur taip palaik bus, žinai, žilautim. Dabar motoras, reikia nurodyti šitą ir dėti motorą kažkokį. Jeigu dėtume Hondas, tai galėtume taip įdėti. Gal laikinai 1.9 įmetam, tada pavažinėsiu, bet... Žmogus pamiršo.